Liudvikas Adomas Jucevičius gimė 1813 metais gruodžio 15 dieną Dvarininkų Radavičių Pakėvio dvare Vaiguvos valsčiuje, todėl vėliau pasirašinėjo Liudviko iš Pakėvio slapyvardžiu. Per trumpą vos 33 metų gyvenimą šis darbštus žemaitis prisidėjo prie lietuvių etnografijos ir tautosakos rinkimo bei populiarinimo, literatūros ir lietuvių kalbos tyrinėjimo, grožinių kūrinių vertimo iš lenkų į lietuvių kalbą, o lietuvių liaudies dainas išvertė į lenkų kalbą. Kelmės rajono savivaldybė Žemaitės viešoji biblioteka rugsėjo 29 dieną į Pakėvį sukvietė krašto istorijai nebejingus žmones. Liudviko Adomo Jucevičiaus pagerbimas prasidėjo padedant gėles prie jo atminimui įamžinti skirto paminklinio akmens, kurio aplinką sutvarkė Pakėvio kaimo bendruomenė. Pakėvio dvare buvo surengta mokslinė konferencija Liudvikas Adomas Jucevičius ir jo pėdsakai lietuvių kultūros kūrimo kelyje, kurioje pristatytas bibliotekos darbuotojų sukurtas vaizdo projektas Mokytas žemaitis Liudvikas Adomas Jucevičius. Pranešimus skaitė Vytauto Didžiojo universiteto istorijos katedros docentas Domininkas Burba, to paties universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorius Saulius Pivoras, Vilniaus universiteto profesorė Brigita Speičytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojos Radvilė Racėnaitė, Jurga Sadauskienė, Dalia Zaikauskienė. Konferencijos metu veikė fotografijų paroda Pakėvis Liudviko Adomo Jucevičiaus gimtinė bei dokumentų paroda Liudvikas iš Pakėvio ir jo darbai, kur ypatingą vietą užėmė originali Jucevičiaus knyga Žemaičių žemės prisiminimai, išleista 1842 metais ir kurią parodai paskolino Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro muziejus. O koncertu pradžiugino Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis. Projektą Liudvikas Adomas Jucevičius ir jo pėdsakai lietuvių kultūros kūrimo kelyje finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.